Labą dieną, mėlyjeji. Senai besimatymą, biškį leidau savo pailsėti, savaitgalį turėjo visokių tai švenčių, tai patūsinom, pailsėjom, viskas. Pirmadienį stipriai grįžtam, atsiprašau iš karto žiovulį, kad užkričiau. Turim bitkoino poziciją. Viskuo į priekį buvo pasidalinta pas mūsų, Discord'e, iš karto parodyta, kas kaip, kodėl. Tai jeigu norit prisijungti, kodukas, ane, startas, oskarstrading.lt ir saugokite su sukčiu, nes paskutiniu metu labai daug rašinėja į TikTokus visokius, tai saugokit save, jeigu per TikToką žiūrit, jeigu aš jums prašau, aš niekada pirmas nerašau. Tai viskas. Pažiūrėkim, Bitcoinas ką veikia, ar ne? Tai faktas, kad mes turėjom kažkada tai sweepint, ar ne, visą šitą zoną, daug buvo pinigėlių šitoje vietoje ir taip pat all time high irgi atrodo, kad jau ne už kalnų yra. Tai mes į tokią lengvą poziciją prie 116.8 esam įlindę. Dalį pozicijos jau nuėmiau ir dalis pozicijos, gan nemaža pozicijos dalis yra likusi dar, kurią norėčiau gauti SFP. Ir faktas, kad mes turėtumėm laikiną korekciją turėti bent jau atgal prie 118, kai ar neturim čia visokio gepo, tai reikia akilai šitas zonas dabar stebėti. Tai planas yra toks, kad prie SFP dalį pozicijos uždaryti ir toliau stebėti struktūrą, nes tikrai kažkokį tai pullbacką mes turim gauti, ar ne? Galim ir negauti, tikrai Bitcoinas kartais turi tą tendenciją, kur tiesiog šauna kiaurai ir jokio pullbacko nėra, bet jeigu gausim, papildyti pozicijas tikrai galim. Nes time ir distance statistika rodo tolimesnį kilimą, tolimesnį augimą, ar ne? Tai viskas šitoje vietoje yra labai labai paprasta. Tai va, toks paprastas planas realiai Bitcoinui. O visa, ką mes čia turėjom bendrai, ką mes galime įvardinti, ar ne, turėjom šitoje vietoje vieną didelį ranginimą, tada manipuliacija į apačią, kur visi jau išsigandė, viskas, atgal grįžtam prie 108, prie 100, galbūt netgi 92 ir labai gražų nuo šitos vietos smart money užsipirko, ar ne, market makeriai, ir turėjom labai gražų expansioną. Ir tas expansionas gali būti dar didesnis, ar ne, į viršų, toliau kylant. Dar didesnis jisai gali būti, nes ne veltui smart money, ar ne, čia užsipirko. Tai apie pullbacką sakau, dviejopi jausmai yra, gali būti, kad gausim, gali būti, kad ne. Viskas priklauso nuo šitos SFP zonos, ar ne, nuo all time high. Tai va, jeigu gausim, užsipirksim, jeigu ne, važiuojam toliau į viršų. Tai va, ranginom, šitoje vietoje manipuliacija plus akumuliacija buvo ir expansionas, ar ne, jau kuris yra įvykęs. Tai šitoje vietoje faktas į longus nelipkit, reikia laukti pullbacko atgal arba ieškoti scalp shorto nuo all time high. Viskas. Paprastas, skamba paprastai, ar ne? Labai gerai. Labai gerai. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, kaip ir minėjau, kodas startas oskarstrading.lt, užmetam like ant update'o ir važiuojam toliau, ar ne, prie kitų analizių. Truputėlį vėliau prisėsiu, pažiūrėsim, ką duos New Yorko sesija. Pažiūrėsim, kaip mano altcoinams sekasi longam. Ir jo, bet truputėlį vėliau pasimatysim. Iki.